Dabar apsisprendę dalyvauti atsipalaidavimo praktikoje, mes galime atsisėsti ar atsigulti kuo patogesnėje padėtyje. Mes galime atlaisvinti visus varžančius mūsų drabužius ir jeigu mums tai patogu, užsimerkti. Ir mes galim pajusti visą savo kūną kaip visumą, jeigu jaučiam kažkur tą įtampą, ją šiek tiek atleisti, atpalaiduoti ir kuo pilniau atsiduoti praktikai. Mes galime palikti visus rūpesčius ir įtampą už šios praktikos ribų, atsirasti čia ir dabar ir būti šioje atsipalaidavimo ir relaksacijos praktikoje, kuri jau vyksta. Pradžioje gal leiskime savo įsisąmoninti, kad mūsų atsipalaidavimas yra kažkas tokio, kas vyksta savaime, jeigu mes leidžiame tam vykti. Mes esame atsipalaidavę, jeigu mes neįsitempiame. Tai vyksta, kai mes leidžiame sutelkti savo dėmesį į šį mano sakomą tekstą ir leidžiame vaizduotėje kilti mano siūlomiems vaizdiniams. Pratybų metu be abejo mums gali kilti minčių, emocijų, kūno pojūčių ar elgesio impulsų. Tiesiog leiskime savo įsisąmoninti, kai tai įvyksta ir neprisiriškime prie šių minčių, emocijų, kūno pojūčių ar elgesio impulsų. Mes galime jiem leisti praeiti taip, kaip jie atėjo. Arba mes galime tarsi paleisti juos. Tai ir yra atsipalaidavimo esmė. Neįsitempti ir leisti kūnui, protui ir emocijoms ilsėtis ir atgauti jėgas. Šios praktikos metu aš siūlysiu jums atsiduoti atsipalaidavimo būsenai vis daugiau ir daugiau. Ir vis giliau ir giliau, tarsi leidžiant savo panirti į ramybės ir malonaus lengvumo jausmą. Dabar mes galime šiek tiek nukreipti dėmesį į savo kvėpavimą, šiek tiek jį pastebėti ir leisti kiekvieno iškvėpimo metu vis daugiau ir daugiau dar pagrimsti į malonę atsipalaidavimo būseną. Leiskime savo kvėpuoti ramiai, lygiai, ritmiškai. Leiskime savo kvėpuoti. Leiskime savo širdžiai plakti ramiai ir ritmiškai. Mes galim leisti atsipalaiduoti visiems raumenims. Mes galim leisti maloniai sušilti mūsų rankoms ir kojoms, maloniai sušilti visam kūnui, atsipalaiduoti ir sušilti, sušilti ir atsipalaiduoti. Mes galime įsivaizduoti, kad kiekvieno lėto, ramaus įkvėpimo metu iš aplinkos mes pasiimame vis daugiau ramybės ir dar daugiau atsipalaidavimo. O iškvėpimo metu mes atiduodame į aplinką kūne ir organizme esančią įtampą bei diskomfortą. Su kiekvienu įkvėpimu mes gauname vis daugiau atsipalaidavimo, o su kiekvienu iškvėpimu atiduodame įtampą.
leiskime savo pakvėpuoti taip. Įkvėpiam, pasiimam ramybės, atsipalaidavimo, iškvėpiam, atiduodam įtampą. Įkvėpiam, pasiimam ramybės, atsipalaidavimo, iškvėpiam, atiduodam įtampą. Pakvėpuokime truputį. Dabar gal galime savo vidiniu žvilgsniu peržvelgti visą savo kūną ir pradėti nuo kojų pėdų ir atpalaiduoti tas savo kūno dalis, į kurias nukreipiame savo žvilgsnį. Atpalaiduoti kiekvieną kūno dalį ir dalelę, leisti jom sušilti ir vaizduotėje pripildyti šias dalis lengvos, raminančios energijos, ateinančios su kiekvienu įkvėpimu. Vis pripildyti ir pripildyti ramios energijos su kiekvienu įkvėpimu. O su kiekvienu iškvėpimu mes galime atsisakyti įtampos. Ne tik iš viso kūno, bet ir iš kiekvienos kūno dalelės, kurią tuo metu mes stebime vidiniu žvilgsniu. Leiskime vis daugiau ir visiškai nurimti protui ir jausmams. Leiskime savo įsivaizduoti, kad esame atostogų viduryje, kažkur tai labai mums malonioje ir raminančioje vietoje, kur aplinkui maloni šiluma, lengvumas, ramybė ir pasitenkinimas. Leiskime šio maloniom emocijom vis daugiau apimti ir protą, ir jausmus, ir kūną. Leiskime šioms emocijoms, raminančioms, mus maitinančioms ir malonioms, apimti mus visus. Mes galime įsivaizduoti, kad esame kur nors mums patinkančio gamtos vietoje, kur daug mūsų akims malonių spalvų, kažkokio raminančio miško ošimo ar maloniai šildančių saulės spindulių. Leiskime savo kuo giliau panirti šią būseną ir mėgautis ją. Kuo giliau panirti ir mėgautis ją. Leiskime savo kvėpuoti raminančiu ir atpalaiduojančiu būdu. Su kiekvienu iškvėpimu pajauskime, kaip visą kūną vis daugiau ir giliau apima malonaus ramybės ir atsipalaidavimo būsena. Atsipalaiduoja ir mūsų pilvas, ir mūsų dubuo. Malonus atsipalaidavimas apima ir mūsų vidaus organus. Ramiai ir tolygiai dirba širdis, mūsų virškinimo sistema, kvėpavimas ir kraujotaka. Kai būsime pasiruošę, leiskime savo vaizduoti, tarsi sakyti savo, kad turime daug galimybių. Kad tikrai turime daug galimybių stiprinti savo sveikatą, stiprinti savo kūną ir tapti vis sveikesniais ir stipresniais. Mes galime leisti savo įsivaizduoti, kad turime jėgų ir galimybių gyventi savo norimą gyvenimą. Mes turime
galimybę realizuoti save. Mes turime galimybę įsivaizduoti, kad mums skirta nugyventi ilgą ir laimingą gyvenimą. Kad mes galim nugyventi prasmingą gyvenimą. Leiskim tarsi panirti šitą vaizduotės kūrinį, tarsi susijungt su juo, tarsi susiliet su juo. Leiskime savo įsivaizduoti, kad mes galime savyje ugdyti stiprų ir išmintingą vidinį balsą, intuiciją, kad mes galime ugdyti savyje vidinį išminčių, kuriuo mes galime pasiremti įvairiuose situacijose ir kurti harmoniją, pilnatvę, džiaugsmą, laimę ir tuo naudotis. Leiskime savo pajausti, kad esame unikalios būtybės, vieninteliai egzemplioriai pasaulyje, nes taip ir yra, tai yra tikra teisybė. Mes esame unikaliausi vieninteliai egzemplioriai pasaulyje. Nėra žemėje kito tokio paties žmogaus, niekada nebuvo ir niekada nebus. Mes esam vieninteliai, todėl mes esam nepalyginamai vertingi. Ir bet koks lyginimasis su kitais žmonėmis yra netinkamas. Nes tikrai mes galime lygintis tik su savimi pačiais praeityje. Dabar leiskime savo įsivaizduoti, kad turime daug galimybių keisti savo aplinką. Ir turime jėgų susitaikyti su tuo, ko pakeisti negalime, nes mes ne viską galime pakeisti, nors daug ką galime. Ir gal galime apsispręsti, keisti tai, ką galime pakeisti, sutaikyti su tuo, ko pakeisti negalime ir nuolat atskirti vieną nuo kito. Ir gal galime savo vaizduotėje apsispręsti neįkvoti savo resursų, kovojant su tuo, ko pakeisti negalime. Gal galime leisti savo vaizduotėje apsispręsti, kokiem svarbiem dalykam mes galėsime skirti energiją ir resursus, kurie atsipalaiduos, atsisakius kovoti su tuo, kas nepakeičiama, arba paleidus tai. Tiesiog paleidus tai. Gal galime vaizduotėje apsispręsti, kokiais būdais ir kaip mes galime kurti daugiau džiaugsmo ir laimės mažais gabaliukais. Nes džiaugsmas ir laimė ir yra mažais gabaliukais. Gal galime apsispręsti, kokių paprastų mažų dalykų mes galime padaryti, kad patirtumėm daugiau laimingų akimirkų. Gal galime leisti savo įsivaizduoti, ką norėtume pakeisti, kad labiau jaustumėmės savimi, kad jaustumėm mažiau skausmo, o daugiau džiaugsmo ir ramybės. Įsivaizduokime vieną žingsnį, kurį mes galime padaryti, kad būtumėm arčiau savęs, kad save daugiau priimtumėm, kad save daugiau mylėtumėm, daugiau atjaustumėm ir daugiau džiugintumėm. Gal galim įsivaizduoti vieną žingsnį, kurį mes padarysime, kad patirtumėm mažiau skausmo, o daugiau ramybės ir daugiau džiaugsmo. Įsipareigokime savo, toj vaizduotėj mintyse padaryti tą žingsnį. Ir įsivaizduokime laiką,
kada jį padarysime. Leiskime savo kvėpuoti ramiai, lygiai, ritmiškai. Leiskime savo širdžiai taip pat plakti. Mūsų kūnas maloniai atsipalaidavęs. Mūsų kūnas ramus. Mūsų kūnas ilsisi ir atgauna jėgas. Mums gera, saugu, šilta, malonu. Leiskime pabūti, pasimėgauti šią malonę atsipalaidavimo būseną. Pakvėpuokime joje, pasimėgaukime, pasiimkime iš aplinkos dar daugiau ramybės, sveikatos, stiprybės, visko, ko mums reikia. Ir atiduokime į aplinką tai, ko mums šiuo metu nereikia. Pabūkime taip. O dabar gal galime vėl sutelkti visą savo dėmesį į kvėpavimą. Pradėkime kvėpuoti kiek giliau, įsivaizduodami, kad kiekvienu įkvėpimo metu iš aplinkos, iš gamtos mes įkvėpiam vis daugiau energijos, jau tokios mus aktyvinančios energijos, stiprybės, sveikatos, motyvacijos ir entuziazmo. Kiekvieno įkvėpimo metu mes prisipildome vis daugiau aktyvumo, energijos, stiprybės, sveikatos, motyvacijos ir entuziazmo. Ir kvėpuokime taip toliau, gaudami vis daugiau energijos iš aplinkos. Kai jausime, kad prisipildėme, pailsėjome, atgavome jėgas ir prisipildėme šios malonios energijos, šios stiprybės, padėkokime savo labai šiltai už praktiką, nusišypsokime savo vidiniu žvilgsniu, pagirkime save, pasidžiaukime savimi. Tada pajudinkime savo rankas, kojas, pajudinkim kūną, truputį pasiraižykime ir atsimerkime. Ir dar kartą galime nusišypsoti savo, aplinkai, dar kartą savo padėkoti. Ir kai būsime pasiruošę, užbaikime šią praktiką su įsipareigojimu kartoti ją, kai jos tik tai mums reikės.